Nes pasibaigė, kaip jūs tai vertinate? Rezultatas geras šiaip, lyginant su tuo, kad praradom žaidėją antrą kėlinio viduryje. Kaip sakoma, žaidėm tik ant lygiųjų, paskui kai išvarė mūsų žaidėją. Tiek jūs turėt progų įmušti, tiek ir varžovai. Taigi, už savaitės bus taip pat Labus ir Vedrikova, kaip manote, kas tų šansų turės daugiau? Šiandien žaidėm namuose, skaitėsi, kad namų varžybos, praleidom įvartį, kitas varžybos reikės būtinai įmušti. Oniksui užtenka 0-0, bet mano manimu, kitos rungtynės tikrai nebus labai uždaros. Oniksas abejoja, ar tikrai ginsis, mėgins kontratakuoti, mes mėginsim spausti juos. Tai manau, kas išnaudos geriau progas, tas ir nugalės, tas ir išeis į kitą etapą, nes šiandieną progų buvo, bet jų tiesiog neišnaudojo. Ar tiesa, kad ir jūs žinote varžovus jau daug metų ir labai gerai, tiek jie jūs žino gerai? Tai praeitą sezoną kaip tik žaidėm po ketvirtfinalio dėl 5-6 vietų ir ta prasme dėl patekimo dėl 5-6 vietų. Tai pirmas varžybas pralošėm 6-1, antras varžybas laimėjom 5-2, o praeitą sezoną, reguliarų sezoną grupės varžybas žaidėm 1-1. Taip kad varžovas aiškus, pajėgus, galima sakyti mūsų lygio. Ačiū Jums, sėkmės.